Sveiki, mėlyjeji. Esu Lina Kontautienė iš įmonės UAB Ligni Linėja ir mes esame degintos medienos gamybos ekspertai. O šiandieną lankausi spaustuvėje, be kurios paslaugų mes neišsiverstume. Tad sveikiname su Egidijum. Sveikas, Egidijum. Sveiki. Pristatyk, kokioje įmonėje mes čia esame ir kuo jūs užsiemat. Tai mes labai džiaugiamės Lina, kuris svečiuosi Green Print spaustuvėje. Tai spaustuvė, kuri puoselėja tas spaudos tradicijas jau 14 metų, 14, jeigu taip tiksliai. Ir mes orientuojamės į žalius sprendimus, kurie kaip įmanoma labiau tausoja gamtą. Taip pat su Lina, kas panašu, mūsų pagrindinė žaliava turbūt yra kilusi iš medžio, nes popierius gaminamas iš medienos. Tai mes pagal klasifikatorius VRK kažkaip labai panašiai grupėje esame. Bet iš esmės, ką mes darome, tai mes ne tik spausdiname, mes kūrėme dizainus, spausdiname įvairią reklaminę pakuotę, įvairius blankus, firminį stilių, tai mūsų tokios stipriosios pusės. Firminiai blankai. Tai čia dažniausiai tokių prekių užsakovas yra verslo įmonės. Verslo įmonės. Taip, mūsų pagrindinis klientas yra verslo įmonės, tai įmonės, kas yra firminis stilius, ta prasme, tai prasideda nuo vizitinės kortelės, bet daugybė dalykų, kas eina toliau, turbūt reikia kažkokio firminio blanko, kažkam reikia, kažkas spausdina sąskaitas ant balto popieriaus, aišku, kažkas siunčia elektroniniu paštu, bet jeigu tenka spausdinti, tai turbūt labai dažnai norit ten matyti įmonės gražius rekvizitus, logotipą ar kažką. Ir su spalvomis. Taip, ir daugybė kitų dalykų, kurie pristato jūsų įmonę, tai visokie aplankai, segtuvai, galbūt kalendoriai, maišeliai, užrašų, blokeliai, bloknotėliai kažkokie. Viskas, ko reikia įmonės įvaizdžiui, kas yra susijęs su spausdinimu, popierium ir spalvomis, tai už tai ir yra atsakingas Egidijus su komanda. O paminėjai kalendoriai. Ar tai yra geras užsakymas tau kalendoriai? Mes už nugaros matom daug kalendorių priraštų ir išduosiu paslaptį, Egidijus pradeda nuo rugsėjo mėnesio sakyti, jeigu jums reikia kalendorių, tai stokite į eilę, būtinai užsisakykit, nes paskui visi, kurie pamiršta prieš naujus metus, kad jiem reikės verslo dovanų, kalėdinių dovanų, būna problematiška, bet ne mum užsakovam, būna problematiška Egidijui į gamybą įterpti paskutinius užsakymus, nes kiek žinau, nelaimingų klientų nepalieki niekada. Tai stengiamės iš paskutinių, tai todėl tas kalendorius yra iš vienos pusės labai geras užsakymas, iš kitos pusės labai daug kainuojantis, dėl to, kad kai visiems prireikia paskutinių momentų, nėra tiek nei mūsų įmonėje, nei visos spaustuvėse, kurios juos gamina, tiek pajėgumų, kad pagaminti čia ir dabar. O kalendorių nieks neužsako pavasarį, beveik nieks vasarą, visi, kas yra smart, užsako rudens pradžioje, o kas jau tik tai reaguoja į situaciją, ateina jau, lapkričio antroje pusėje ir tada nėra nei gerų sąlygų, nei gerų kainų, nei visi pervargę dizaineriai, ten nėra labai gerų ten tų meninių sprendimų ir viso kito. Tai tokia situacija, tai kalendorius mes tikrai gaminam, tikrai esame susioptimizavę, ten automatizavę visus gamybos procesus, bet vis tiek negali patenkinti lūkesčio. Antras toks pat produktas yra, kuris irgi paūmėja kalėdinių laikotarpių, yra tie reprezentaciniai maišeliai reklaminiai, kur irgi visiems, kai tada jau turi kalendorių, paaiškėja, kad ten dar reikia kažkokią ten dovanėlę įdėti, dar kažką ir tada reikia gražiai įteikti, kaip ten. Tada reikia maišelių, tai irgi toks produktas, kuris paumėja kartu su kalendoriais, ten jau rudens gale jau būna visiems. Sakyk, Egidijau, ar šiandien dar užsakinėti kalendorių yra optimalus laikas? Yra pats laikas ir pats laikas užsakinėti kalendorius, nepamirškite. Ir tikrai reikia paskubėti šiandien, nes
ta jau banga ateina. Banga ateina. Šokam į traukinį, dar galėsim paprašyti geresnės kainos, bet Egidijus nepaliks mūsų bėdoje, net jeigu mes ir lapkričio antroji pusėje prisiminsim, kad mums jų reikia. Žinoma, už tai mes būsim linkę susimokėti daugiau. Tai taip, visada ieškom, bet kai paroj 24 valandos, jau ten savaitėj, tada būna nebe 5-7 dienas, bet vis tiek 8 niekaip neišeina, neradom būdą. Yra tikras gamybininkas. Tai apie kalendorius įsiaiškinom, apie kitas prekes, kurias darai, tai yra pakuotės, lipdukai, vizitinės kortelės. Jas greičiausiai užsako visus metus žmonės. Taip, dauguma prekių yra tokių, visa kita, tai sakykime, yra tokių, kitas rytis, tai yra parodiniai produktai, kai, prasideda parodų sezonas, sakykime, jis vienos pavasarį, kitos rudenį parodos būna ir į parodas tai reikia, kad atrodytų įmonės gražiai, tai reikia pavydalinti kažkiek, reikia, sakykime, stendus ir reikia, jeigu tu pakalbi su potencialiu klientu, kažką duoti į ranką, nes jis parodoj praeina per ten keliasdešimt ar keliolika panašių įmonių, jis vakarė jau nieko neatsimena, o rytoj išsitraukia tavo lankstinuką ar kažkokią tai bloknotėlį, jis sako, su šitais kalbėjau, jie turėjo gerą pasiūlymą, bet jeigu nieko neištraukia, jis greičiausiai jūs pamiršta, dėl to yra parodos, tai yra mūsų toks vienas iš taip. Ir yra ta reklaminė spauda, kuri eina visur, visus metus, tai įvairios įmonės, kurios išleidžia naujas prekių linijas kažką, tiek parduotuvėse, aišku, yra ir tos reklamos, kurie į pašto dėžutės, kurios visi pyk. Bet yra ir katalogai, pavyzdžiui, darot labai gražius ir kokybiškus katalogus ir čia jau galiu savo patirtim pasidalinti, tikrai turim ne vieną katalogą iš jūsų užsakę. Tai kas man labai patiko, kad tai yra ne tik spaustuvė, turi tikrai labai šaunę dizainerių komandą, kuris sugeba įsiklausyti ir netgi jeigu tu būni piktas ir įmantrus klientas, ramiai tavęs išklauso ir gyvenina tavo svajones. Tai jeigu jūs ruošitės dalyvauti parodoj, kada dalyvausit parodoj? Nepamirškit kreiptis minimum prieš mėnesį. Taip. Prieš parodą, kalendorius sakykit dabar, o žinau, kad jūsų šito verslo išskirtinumas yra dar vienas, tai jūs esate šeimos verslas. Taip, istoriškai susiklostė. Tai verslas šeimos, tai dirba čia ir mano žmona, ir mano brolis, ir dirbo anksčiau, ir tėtis amžinatelis, ir turime tikrai tvirtą pagrindą verslą, nes jūs žinote, kad šeimos verslas tai yra žmonės, kurie yra atsidavę 100% savo veiklai ir netgi atsitikus tokiam atveju, kad darbuotojai susirgo, iškrito, išvažiavo atostogauti, visą laiką yra komanda užnugarį, kuri gali stoti patys prie staklių, prie darbų ir užsakymus įgyvendinti laiku. Ne, tai yra taip blogiausia, kas gali būti, nes vadovas išmano viską ir gali beveik visus pavaduoti, tik suspausduot mašinom, tom tikrom offsetiniam, su skaitiniam dar ok, bet su offsetiniam tai tikrai ne, bet čia toks, kaip čia, iš vienos pusės palaima, iš kitos prakeikimas. Taip, tai kas bus palaima ar prakeikimas, pasirinksime patys. O dabar noriu jums dar parodyti, nes aš žiūriu į priekį ir matau daug gražių dalykų. Ką mes čia turim, ir štai maišelį, apie kurios kalbėjo Egidijus, įvairios pakuotės, dėžutės, dovanos, tai jeigu jums trūksta idėjų, tai tiesiog kreipkitės į Egidijų, jo Grimprint komandą ir jums padės tas idėjas įgyvendinti. Ir aš dar vieną produktą pamiršau paminėti, kur irgi gal labai daug kam nešauna į galvą, tai mes iš tikrųjų labai daug turime klientų, pagrindė vežėjų, kuriems spausdiname daug CMR blankų. Tai nėra, tai vėlgi toks produktas, įvairūs blankai, savikopijuojantis, dar viena mūsų ta niša. Ir gal čia nėra niekur pavaizduota, bet vis dar yra pakankamai daug verslų, kurie priima kažkokį ten tau... Krovinio vaštaraštį? Priima krovinio vaštaraštį, priima kažkokį remonto dirbtuvės, kažkokį ten telefoną, kažką tau duoda, kad tu... Priėmimo aktai, visokiausi blankai. Tai čia mes irgi esame stiprus ir tikrai nemažai jų atkrauname kiekvieną dieną.
Super. Tai tada apibendrinant pasakyk, kas yra geriausias jūsų įmonės klientas? Geidžiamiausias. Oi. Suprantu, kad pirma tai yra mokus klientas. Tai visi klientai, kurie pagrindė tai tikrai bus verslo klientas, kuris žino, ko nori, mes galim tikrai išpildyti jūsų poreikius tiek firminėme stiliuje, tiek įvairiausioj atributikoje. Taip pat tai yra pakuotojai ar maži gamintojai smulkus, kuriem, sakykime, didelės spaustuvės nėra, kurie didelėms spaustuvėms nėra įdomus, bet mums yra įdomus. Jeigu mes kalbam apie pakuotės, apie pakuotės. Šakočius pakuoja, šokoladus pakuoja, kažkokias eko kruopas nešinės pakuoja. Bet ką, jeigu jūs norit parduoti, turbūt negalit pasiemti ir susukę popierių ten kažkur sudėti, tai greičiausiai reikia pakuoti, reikia etiketės, reikia, kad tai matytųsi lentynose, reikia, kad būtų aprašymas kažkoks, tai įvairiausi net... Lydintis dokumentai šalia pakuotės, taip. Irgi jūs juos paruošite. Sakykite, o man čia toks kaip gamybininkai smalsus klausimas, ar žinai, kiek turi gamybinių mechanizmų savo gamyklai? Geras klausimas. Tai spaudos mašinų turiu 6, po to giljotinų turiu 3. Giljotinų? O kaip skamba? Nes popierių spjauti. O toliau jau ten kirtimo staklių, kurios gali suteikti ne tik stačiakampę, bet, pavyzdžiui, dėžutę ar kažką nori padaryti, kas nestatus kampai. Tai yra kirtimo mašinas, 2 tokias turim. Dėžutės gali būti nebūtinai stačiais kampais, atkreipiu dėmesį. Šitą. Ir toliau prasideda jau smulkus įrengimai, kurių turbūt yra keliasdešimt, keliolika. Taip sunku suskaičiuoti, nes įvairiausiom operacijom reikalingas kažkoks įrengimas, nes, be kurio negalima apsieiti ir prieiti prie sekančios. Taip, nes mes čia atliekam labai daug operacijų, tai yra ir kirtimas, ir laminavimas, klijavimas, įrišimas spirale, sėdimas, parinkimas, visokiausi. Knygas, jeigu nedidelė tiraža. Niedymai, ten siuvimai. Tai... Dėl ko paklausiu, nes buvau perėjusi Egidijaus gamybą ir žinokit, medžio gamyba, pjovimas, deginimas, tai yra vienas juokas palyginus su Egidijaus veikla. Tai atiduodu tau pagarbą, gerai. Šaunuolis, taip ir toliau, o ačiū, kad žiūrėjote, prisiminkite tikslinius Egidijaus klientus, mažas įmonės ir visos įmonės, kurios rūpinasi savo vizualinę išvaizdą spaudoje ir nori dalintis skrajutės arba ruoštis dalyvauti parodose, būtinai prisiminkite Egidijų ir jos spaustuvę Green Prince. O šiandien ačiū, kad žiūrėjote, atsisveikinsim. Lina Kontautinė iš UAB Lignilinėje. Ir Egidijus iš Green Prince spaustuvės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Iki malonaus. Ate.